Modulio veikimo principas panašus į elektrotechnikos. Šis modulis turi 6 pagrindinius mygtukus, kurių pagalba galima atlikti schematinį sistemų projektavimą. Pirmoji funkcija leidžia braižyti vamzdynus. Paspaudus ant šio mygtuko atsiranda galimybė pasirinkti, kokį vamzdyną norima skaičiuoti. Vandentiekio, kurios skaičiuojama tiek šalto, tiek karšto vandentiekio vamzdynai vienu metu, tačiau atvaizduojama tik viena linija. Tais atvejais, kai vamzdžiai įrengiami greta vienas kito. Šalto vandens vandentiekio vamzdis, karšto vandens vandentiekio vamzdis ir nuotekų vamzdynas. Sekantys mygtukai leidžia pasirinkti norimus sanitarinius prietaisus. Sujungus vamzdyną su prietaiso aktyviuoju tašku, Dimetris programa įvertina ir reikiamą vamzdyno nuvedimą iki pajungimo taško vertikaliai. Paskutinis modulio mygtukas leidžia apskaičiuoti vamzdynų magistralinių stovų kiekius. Visi apskaičiuoti vamzdynų ilgiai ir elementų kiekiai atvaizduojami Total lange.